Tai labas rytas visiems, gerbėjai tarybos nariai, administracijos atstovai. Kviečiu visus Tai pradedam tarybos posėdį. Tarybos posėdėje dalyvauja 24 tarybos nariai, nedalyvauja tarybos narė Anna Isvilienė, atostogauja. Galime pradėti. Darbotvarkėje 24 projekto sprendimai. Bet pradžiai noriu Jums pranešti, gerbėjai tarybos nariai, atsižvelgiant į Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos siūlymą, siūlau iš darbotvarkės išbraukti 17 klausimą pagal jūsų esamą darbotvarkę PR 12E643 dėl savivaldybės turto investavimo UAB tvarkyba į statinį kapitalą ir 18 klausimą dėl savivaldybės turto investavimo UAB Eišiškių komunalinis ūkis statinį kapitalą. Du klausimas išbraukti, svarstysim kitą tarybos posėdį, ten reikia dar konsultacijos, reikia pasitarti su vyriausybės atstovu iš juridinės pusės, iš kitų, iš finansinių ir taip toliau. Tai yra toks siūlymas. Ir prašau tada, ar galime pritarti šiam siūlymui? Galime pritarti? Nėra? Gerai, tada jeigu galime pritarti, tai kviečiu patvirtinti darbotvarkę su pakeitimais. Tvirtinam balsavimas su pakeitimas, be 17-18 klausimų. Tai balsuojame tarybos nariai, ačiū. 24, visi prabalsavo už, darbotvarkė patvirtinta. Pradedam svarstyti. Taip, antras pagal patvirtintą darbotvarkę sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2025 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Taip, komisijos pirmininkas, vicemeras Valdemaras Tliževskis. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau pristatyti narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitą. Komisija sudaro savivaldybės, vaiko teisų apsaugos, policijos, probacijos institucijų atstovai. Pagrindinis komisijos tikslas tai yra koordinuoti narkotikų prevencijos veiklą. Komisija dirba pagal patvirtintą prevencijos planą ir remiantis metinių planų buvo įvykdyti tokie pagrindiniai veiksmai. Tai įgyvendintos prevencinės programos, buvo organizuoti susitikimai su gydytojais, toksikologais, taip pat paminėtos svarbios datos. Čia pirmiausiai švietimo įstaigos, priklausomybių konsultantas dirbo su pacientais, įvyko institucijų susitikimai su vietos bendruomenė, buvo atliekami neviešo pobūdžio patikrinimai jaunimo susibūrimo vietose, buvo aplankytos šeimos, kurios patiria socialinę riziką, o informacija apie prevenciją bei rizikas buvo publikuota socialiniuose tinkluose. Tai yra pagrindiniai darbai, kiti veiksmai yra apibūdinti ataskaitoje. Prašau patvirtinti projektą. Ačiū pranešėjui, prašau, ar turime klausimų Tliževskiui, gerbiamam vicemerui? Neturime, jeigu nėra, prašau, kas gal pasisakyti nori? Nėra norinčių, prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū pirmininkui ir komisijos už darbą. Tarybos nariams už balsavimą. Sekantis sprendimo projektas. Taip, trečias. Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono poliklinikos 25 metų ataskaitų rinkinio patvirtino, kviečiu į tribūną direktorę gerbiamą Lianą Rybak.
Taip, kol direktoriai pradės kalbėti, jeigu tarybos nariai pritars, aišku, mes svarstėm visi taip ir frakcijoje, ir vienoje, ir kitoje. Aš žinau, kad ir opozicija svarstė, ir komitetuose, ir atskirai buvo pokalbiai su manim, su darbo grupė. Tai siūlau šiandien, kad nebūtų pranešimai ten po 20-15 minučių, labai trumpai. Projektą mes turim, esmė žinoma. Tai trumpai direktorė, iki ten 3 minučių. Ir po to gal bus pasisakymai, klausimai, geriau tada atsakyti. Prašau. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, prašau patvirtinti Viešosios įstaigos Šalčininkų rajono poliklinikos 25 metų ataskaitų rinkinį. 25 metų veiklos ataskaita pridedama. Metinis finansinių 25 metų ataskaitų rinkinys pridedamas. Poliklinika turėjo per 25 metus 2 593 000 eurų pajamų, sąnaudų 2 586 000, finansinis rezultatas 6 640 eurų. Ačiū direktoriai, prašau dabar. Metas klausimams, prašau, tarybos nariai, kas nori paklausyti? Nėra norinčių, kas nori kalbėti iš tarybos narių? Iš kitų yra, taip, tada už tarybos narys, tada už Romanovskį, prašau. Labą dieną visiems susirinkusiems, aš noriu padėkoti direktoriui už tokią naujovišką mūsų mieste polikliniką, kur dabar visus kviečiu apsilankyti ir kas dar nebuvo, kas iš jūsų buvo per tą laiką išrašytas, tai prašome visus atgal pas direktorių Lilianą. Ačiū labai už gerus darbus ir iki pasimatymo. Kas dar? Nėra. Galime balsuoti? Galime, prašau, priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai ataskaita yra priimta. Ačiū tarybos nariams, ačiū direktoriui, visam kolektyvui už darbą. Taip, dabar sekantis sprendimo projektas. 4 pagal registraciją per 12648 dėl Viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės 25 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Į tribūną kviečiu gerbiamą direktorę Valentiną Vaitkienę. Taip, priimam nusišalinimą. Taip, gerbiamas Natalijas Gudač nusišalino. Taip, kviečiu direktorę, prašau. Gerbiamas merė, savivaldybės tarybos nariai, prašau patvirtinti praeitų metų, 25 metų Viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės veiklos ataskaitą, finansinio ataskaitų rinkinį ir audito išvadą. Finišavome, baigėme metus su perviršiu, virš 55 000, bendros pajamos įstaigos sudarė 7 158 000 eurų, sąnaudos 7 103 000. Taip, ačiū direktoriai. Toks pats formatas, prašau, klausimai, pasisakymai, atsakymai, sprendimas. Taip, tarybos narė Lica Šarbaitė. Labadiena, gerbėjami kolegos. Vakar turėjome frakciją socialdemokratų ir išklausėm visas ataskaitas. Aš visada užrašinėjau pastabas tam tikras ir išklausiusi medicinos įstaigų ataskaitas tikrai yra pažanga, tikrai direktoriai dirba ir tikrai matosi tas ir požiūrio pasikeitimas į kolektyvą ir požiūrį į valdymą patį. Bet į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad išklausius visas ataskaitas mes galime konkuruoti tarp privataus ir viešojo sektoriaus.
Bet viešasis sektorius viduje neturi teisės konkuruoti, turi tapti partneriais. Tai aš labai kviečiu mūsų gydymo įstaigas turėti tą tokį bendrą požiūrį ir strategiją į mūsų pacientą, tai yra į galutinio tikslo tą rezultatą. Ir sukurti tą bendrą strategiją. Nelabai priimtina man asmeniškai yra, kai jūs konkuruojate tarpusavėje. Čia neina kalba apie ligoninę, čia neina kalba apie bendrai. Bet jeigu teikiate paslaugas, tai bent jau susidėliokite logiškai. O tai dabar gaunasi viena įstaiga teikia antrinės paslaugas, kitos įstaigos turi teisę teikti ir pirminės, ir antrinės. Gaunasi tarpusavėje tokia konkurencija, o laimi trečia įstaiga, tai privatus sektorius. Ir pagal statistinius duomenius vakar irgi buvo akivaizdu, kad pacientai išsirašo iš mūsų gydymo įstaigų, jie neišvažiuoja į Vilniaus rajonus, į Vilniaus miestus, nes oficialūs duomenys rodo, jie išeina į privatų mūsų gydymo sektorių, o tai nėra gerai. Mes investuojame viešuosius pinigus į savo pacientų gerovę, tai jie turi likti čia, kaip ir sakė komiteto pirmininkas. Ačiū. Taip, gerai. Kas dar? Nėra, tai. Ačiū, labai tvarkingai buvo pasakyta, bet nėra tos konkurencijos. Mes visi žinom, kad mes mylim savo kraštą, mylim savo įstaigą, kuri autobusai, kurį veža iš Šalčininkus, tai būkim geri paprasčiausiai žiūrėti iš savo pusės. Aš iš savo pusės noriu pasakyti visiems ir pritariu, kad mes turim labai pagalvoti, kad kur nors perrašyti, kadangi čia yra toks vienintelis atvejas, vienintelis dalykas, kad man šiandien to reikia. Bet iš tikrųjų mes turim solidarumą turėti kiekvienam pas save ir kas neatvyktum, kas pas mus neatvažiuotum, visi yra patenkinti tie, kurie pas mus tos paslaugos pas Valentiną ir pas mūsų Iljaną direktoriai gauna. Tai ačiū Jums už darbus ir kaip komiteto pirmininkas Tadeusz Romanovskis norėjau pasidžiaugti, kad pas mus yra gerai sutvarkytas mūsų įstaigos. Ačiū labai. Mėgstu tikslumą ir skaičius, kurie yra oficialūs. Tai aš Jums kaip komiteto pirmininkui pasakysiu taip. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose pasirašiusių asmens skaičius pagal įstaigas, tai yra nuo 25 iki 26 metų per metus. VŠI Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras išsirašė per metus minus 183, tai yra kuri savivaldybė yra savininkė šitos įstaigos. VŠI Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras poliklinika minus 729 pacientai per metus. Irgi Šalčininkų savivaldybė yra savininkė. OAB Eišiškių šeimos medicinos centras minus 78, privatininkai, neturiu priekaištų, valdo kaip nori, gal tikrai yra problemų. OAB Jašiūnų šeimos klinika plus 135 ir OAB Omedika plus 602. Tai jeigu pasidėliosite skaičius, pat suprantate, kas atsitiko. Teisingai? Ačiū. Taip, gerai. Gerai padirbėjo ir ligoninė, ir kitos įstaigos. Galima patvirtinti ataskaitą. Prašau, patvirtinkite balsavimu. Vyksta balsavimas. Tai 23, tarybos narė Natalija Gužas nusišalino nuo balsavimo. Sprendimas priimtas. Ačiū direktoriui, ačiū visam kolektyvui ir linkiu sėkmės. Taip, sekantis sprendimo projektas 5 per 12645 dėl viešosios įstaigos Eišiškio asmens sveikatos priežiūros centro 25 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Tribūnoje direktorius gerbiamas Miroslav Duchnevič. VŠI Eišiškių ASPC veiklos ataskaitai finansinės būklės bei veiklos rezultatų už 2025 metus rinkiniui. Veiklos ataskaita bei finansinės būklės ir veiklos rezultatai už 2025 metus buvo aptarti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdėje. Įstaigos
stebėtojų tarybos posėdėje, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščionių šeimų posėdžiuose bei socialdemokratų partijos frakcijos posėdžiuose. Taip, prašau klausimų direktoriui. Alicija Šarbaitė, tarybos narė. Gerbiamas direktoriau, vakar frakcijos posėdėje labai dėkuoju už pristatytą ataskaitą, bet kai paklausiau, kokie tikslai yra 26 metams, sakėt, kad tai yra paslaptis, nes yra konkurentai greta. Tai šiandien gal galėtumėt pagarsinti visiems tarybos nariams, kokiegi visgi tikslai yra jūsų iškelti 26 metams įstaigos veikloje. Ačiū. Ačiū už gerą klausimą. Dabar dėl tų planų, tai norėčiau paklausti, ar galima paviešinti planą, nesurinkus tam tikrų duomenų ir aš neišanalizavus tos situacijos, kuri yra mūsų regione. Kaip mes surinksim tos duomenys, išanalizuosim, paderinsim kartu su visi ir su jumis aptarsim ir tada mes juos paviešinsim. Kol kas situacija yra tokia. Renkam duomenys ir bandom analizuoti. Ačiū. Nes jau, kaip suprantu, 4 mėnesius dirbat be tikslo. Tikslas visada yra, ačiū irgi už klausimą, jūs gerai žinot, kad duomenys yra renkami kartais į žymiai ilgesnį laiką, taip? Tai kada tie duomenys bus surinkti, mes intensyviai dirbam ir manau, kad per šios metus mes jums atsakysim. Taip, prašau dar klausimą, kas. Tai tarybos narys Robertas Kovgeris. Čia sveiki, gerbiamas merė, tarybos nariai. Čia galbūt būtų ne klausimas, toks siūlymas. Visų pirma, norėčiau nukreipti pasisakymą visiems 3 vadovam mūsų įstaigų, kad tikrai malonu žiūrėti, kaip įstaigos gerina savo veiklą, gerina rezultatus, aišku, nebe savivaldybės intervencijos. Bet šitoje situacijoje, kadangi esame įkūrę bendrą sveikatos centrą ir turime sveikatos tarybą, tai galbūt ta taryba galėtų aiškiau ir tiksliau nubrėžti tas gairias, kur mūsų įstaigos eina, nes visgi manau, papildysiu pasisakymus, kad mūsų bendradarbiavimas galėtų tapti mūsų stiprybė, o ne silpnybė ir kad galėtume drąsiau konkuruoti su privačiu sektoriu. Ačiū už darbą ir tikiuosi kiti rezultatai kitų metų bus dar geresni. Kas dar? Tai ačiū tarybos nariui už tokią poziciją iš opozicijos, bet toks žodis, kad savivaldybės intervencija, toks medicininis terminas, kaip tik tinka ir čia kaip tik bendras reikalas. Malonu girdėti, ačiū. Kas dar? Balsuojame. Taip, 23 prabalsavo už, sprendimas priimtas. Taip, tarybos narė dar nusišalino nuo balsavimo. Ačiū direktoriui. Ponas merė, ar galiu paprašyti žodžio? Trumpai. Ponas merė, visų kolektyvo vardu noriu Jums padėkoti už sveikinimą su medicinos darbuotojų diena. Nuo viso mūsų kolektyvo ačiū už padrąsinimą ir už motyvaciją. Ačiū Jums labai, o Jums ačiū už tokią gerą ir konstruktyvę kritiką. Ačiū, pasitaisysim. Taip, malonu. Taip, judam toliau. Dabar 6 pagal darbotvarkės sprendimo projektas dėl uždarosios akcinės bendrovės Tvarkyba 2025 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Tribūnoje direktorius gerbiamas Aleksandras Kasparevičius.
Labą dieną, gerbiamas meras, gerbiami tarybos nariai. Vadovaudomisi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymų, uždaroji akcinė bendrovė OAB Tvarkyba prašo patvirtinti 25 metų vadovybės ataskaitą, audituotą finansinių ataskaitų rinkinį, grynąją ataskaitinių metų pelną 4197 eurai paskirti į privalomąją rezervą. Ačiū. Taip, ačiū už pranešimą. Prašau tarybos nariai klausti, kalbėti, diskutuoti. Nėra norinčių. Tada kviečiu balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū direktoriui ir visai įmoniai. 7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų šilumos tinklai 2025 metų veiklos ataskaitos finansinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Taip, direktorė, gerbiama Elena Pumputienė. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Prašau patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų šilumos tinklai 2025 metų vadovybės ataskaitą, audituotą finansinių ataskaitų rinkinį bei paskirstyti 2025 metų pelną. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 15 709 eurai, grynasis ataskaitinių metų pelnas 29 246 eurai, pelno dalis paskirta į privalomąją rezervą 10 000 eurų, nepaskirstytasis pelnas 2025 metų pabaigoje 34 955 eurai, kurį prašau perkelti kitus finansinius metus. Taip, tarybos narys Robertas Kovgeris nori paklausti, prašau. Sveiki vadovė. Vakar per frakciją tikrai turėjome labai gerą pokalbį, labai daug klausimų ir visi atsakymai buvo labai geri, džiugu matyti, kai įmonė valdo tikrai profesionalas. Vienas klausimas vakar buvo atsakytas, uždaviau jį ne šiaip savo, kadangi patvirtimo neturiu, tai sakysiu, kad galimai kažkada šilumos tinkluos valdantis asmuo, yra tokie ATL leidimai, aplinkos taršos leidimai, jeigu neklystu taip. Buvo informacija tokia, kad jis tos pardavinėjo su tam tikrų tikslų, gerinimu pelno įmonės. Tai vakar vadovė labai džiugu, kad patvirtino, kad jinai šitos leidimus palaikys nebent investicijom. Tai linkiu gero rezultato ir ačiū už darbą. Taip, kas dar iš tarybos narių? Nėra norinčių, prašau priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū direktoriai visam kolektyvui už darbą, tarybos nariams už priimtą sprendimą. 8. Sprendimo projektas PR12650 dėl uždarosios akcinės bendrovės Eišiškių komunalinis ūkis 25 metų veiklos ataskaitos ir finansinio ataskaitų rengimo patvirtinimo. Direktorius gerbiamas Stanislav Kazarė. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Bendrovė dirba pas mus 24 sąrašiniai darbuotojas, vidutinis darbo užmokestis siekia 1711 eurų brutto. Darbuotojų darbo užmokestis buvo padidintas šiuo metu 11%. Grynasis pelnas šiuo metu buvo 4929 eurų. Ir prašau jūsų pritarti OAB komunalinis ūkis 2025 metų veiklos ataskaitą bei audituotą finansinių ataskaitų rinkinį ir grynąjį finansinį pelną paskirstyti į kitus rezervus. Mūsų misija švari ir tvarki aplinka, kokybiškas paslaugų teikimas. Ačiū už dėmesį. Tai prašau klausimų direktorių. Neturime?
Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Tai visi prabalsavote. Ačiū. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū direktoriui, kolektyvui. Linkiu sėkmės. 9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų autobusų parkas 21 metų veiklos ataskaitos ir finansinio ataskaito rinkinio patvirtinimo tribūnai direktorė gerbiama Teresa Butrimovič. Labą dieną, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Prašau patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų autobusų parkas 2025 metų veiklos ataskaitą. Uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų autobusų parkas vadovybės ataskaitą ir audituoto finansinių ataskaitų rinkinį. Prašau pritarti, paskirstyti uždarosios akcinės bendrovės Šalčininkų autobusų parkas pelną. Per atsiskaitomojo laikotarpį pelnas yra grynasis 3685 eurai į privalomąją rezervą. Ačiū. Kas nori paklausti ir ar pasisakyti? Nėra norinčių. Vyksta balsavimas, tarybos nariai. Vienbalsis sprendimas priimtas. Ačiū visiems, direktoriai, kolektyvui, tarybos nariams. 10. Sprendimo projektas per 12653 dėl savivaldybės turto nurašymo. Administracijos direktorius gerbiamas Grzegorz Jurgu. Gerbiami tarybos nariai, prašau nurašyti turtą, kuris jau yra pripažintas netinkamų naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo. Tai yra vandens bokštus ir artezinius gręžinius pagal sąrašą ir įgalioti atitinkamai tvarkybą likviduoti bokštus, o savivaldybės administracija išregistruoti, štamponuoti ir likviduoti gręžinius. Taip, galime priimti sprendimą. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams. 11. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms. Prašau perduoti nurodytoms biudžetinėms įstaigoms pagal sąrašą turtą, kuris priklauso savivaldybei ir kuris buvo sukurtas įgyvendinant projektą Šalčininkai plus funkcinės zonos įgyvendinimas. Andžela Dailitko, prašau leidimo nusišalinti. Taip, tarybos narė Andžela Dailitko, tarybos narys Valdemar Novicki nusišalina nuo balsavimo. Pritarėm, taip? Prašau. O dabar galime balsuoti. Balsuojame. Taip, 22 prabalsavo už, sprendimas priimtas. Gerai, ačiū. Sekantis sprendimo projektas per 12635 dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Prašau perduoti 4 interaktyvias lentes, kurios iki šiol patikėjimo teise buvo naudojamas Jošinų pagrindinės mokyklai. Prašau jas perduoti Lopšelių darželiui Pasaką irgi valdyti patikėjimo teise. Turtas priklauso nuosavybės teise savivaldybei. Taip, balsuojame. Vienbalsis sprendimas priimtas. 13. Sprendimo projektas dėl lėšų skirimo Tabariškio Švento Archangelo Mykolo bažnyčios tvarkybos darbams. Buvo gautas Tabariškio Švento Arkangelo Mykolo bažnyčios parapijos prašymas finansuoti dalį tvarkybos darbų. Tai yra ilgametis projektas, kuriam yra parengtas, ko gero, turbūt prieš 10-metį projektas. Šis projektas startuoja, yra išskirti bent 5 jo etapai.
prašoma skirti lėšų 44 000 pirmojo etapo įgyvendinimui, tai yra tvarkybos darbams, pačios bažnyčios tvarkybos darbams. Taip, kas nori paklausti iš tarybos narių? Taip, tarybos narė Alicija Šarbaitė. Kiek iš viso projektas kainuos, nes dabar, žinau, mes duosime savivaldybė 44 000, kurie prisidės 50 000, o visas tie 5 etapai kiek kainuos bendroji sumoji? Šiuo metu tie 5 etapai sudaro 300 000, 307 000. Na, jeigu kainos nepadidės. Šiam etape, kaip ir minėjote, yra numatyta 94 050. Tai yra kurijos pinigai 400. Bet šiais metais mes tik tai tos išpildysim už tą sumą, kurią šiemet numatyta, o kiti 4 etapai bus palaipsniui. Ar viską bandysim šiais metais padaryti? Šiais metais tai yra būtent šis pirmas etapas. Pirmieji 2 etapai tai yra pačios bažnyčios tvarkybos darbai. Taip, kas dar nėra? Kviečiu priimti sprendimą. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū visiems. Sekantis sprendimo projektas 633-14 dėl pritarimo projektui kūrybinių erdvių įrengimas Merkinės dvaro sodybos oficinos pastate. Taip, skyrius vedėja. Gerbiant Donatą Ašmankevičių. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, prašome pritarti projektui kūrybinio erdvių įrengimas Merkinės dvaro sodybos, vadinamos Pavlovo Respublika oficinos pastate. Vienas iš pagrindinių punktų tai užtikrinti ne mažiau negu 15% savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimą prie projekto. Viskas taip? Taip. Prašau, kalbėkim. Tarybos narė Alicija Šarbaitė. Frakcijoje kalbėjome, bet Donata, aišku, aš suprantu ją ir tai jos darbas yra ir panašiai, bet galbūt jūs atskleiskite man politinį tokį tikslą. Mes turime pastatus, kuriuos išlaikome, kultūros paveldą ir visą kitą. Balinskio dvaras, Balinskio oficina, sudegusi 3 kartus dvarą Vilkiškių, Ledainę turime. Koks dabar tikslas yra atstatyti Merkinės tą oficiną, kas jame vyks, nes pas mus arba uždaryti pastatai, arba sudegę, pilys primenu Norviliškio uždaryta yra. Tai vat koks tikslas atstatymui ir kas joje vyks, kai atstatysime? Vat kas toje oficinoje bus tokio, ko mes dar neturime? Oficinos pastate pagal projekto tikslą bus įrengtos kūrybinės erdvės, bus įrengta patalpa renginiams organizuoti, o edukacijos bus susijusios su fotomenu, su dailė, su parodom. Tai kad įveiklinimo tikrai matome, kad įsigysime ir įrangą, ir baldus, ir visko, ko reikėtų, kad pastatas būtų aprūpintos visko, kas jame būtų. Tai kad, nežinau. Suma yra pakankamai didelė, aš suprantu, iš ES lėšų, tų fondų visų, bet 15% irgi yra nemenka suma nuo 4 milijonų. Tai dabar grįžkime Balinskio oficiną. Kas joje vyksta šiuo metu? Ta prasme, atstatėm, viskas tvarkoj, gražu. Kam jinai naudojama dabar yra? Kas šitoj oficinai vyksta? Kaip aš vakar frakcijoje ir sakiau, tai nėra tiksliai man nukreiptas klausimas, nes mano darbas yra iki projekto atidarimo ir iki finansavimo gavimo. Bet reikėtų įskaičiuoti, kad vis tiek ir pavieniai turistai, kurie atvažiuoja, ir renginiai, kurie vyksta, ir oficina priklauso kultūros centrui, tai galbūt kultūros centro ataskaitoje ir daugiau būtų informacijos apie kasdieninės veiklas, kas ten vyksta. Bet ir tikrai pavienių turistų yra nemažai. Tai tarybos narys Robertas Kovgeris. Vakar apie frakciją, kaip gerai pasakėt, kalbėjome ir aš dar kartą pasikartosiu, Donata, nėra kritika mano ar kolegų nukreipta tiesiogiai prieš jūs, bet man asmeniškai aš nieko naujo nepasakysiu, aš pasigendu galbūt to galutinio tikslo, tos tikslios naudos mūsų rajonui, nes
statyti erdves už 600 000, kai mes turime tiek, kad suremontuotų kultūros centro padalinių, bibliotekų ir kur renginiai ant renginio vyksta, aš tiesiog nematau tikslo. Galbūt šitie pinigai būtų skirti žymiai geresniam ir naudingesniam projektui. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad visą laiką, jeigu koks nors kitas projektas yra apkalbamas, visada yra prikaišėjama, kad čia mums kainuos administracinis išlaikymas. Tai va šioje vietoje taip pat pasigendu, kiek tokio projekto išlaikymas kainuos savivaldybei. Ačiū labai. Galbūt atrodo, kad ES lėšos yra visur ir jų tik tai reikia užsinorėti ir jie iš karto atkeliauja į biudžetą, tai tikrai ne. Parašyti tokį projektą ir iškovot numatytas lėšas yra tikrai didžiulis darbas ir tikrai mes stengiamės dalyvauti visur ir parašyti projektą taip, kad jis laimėtų. Ir tai tikrai yra neeilinis darbas ir sukonkuruoti su visom savivaldybėm regione. Ir galbūt atrodo, kad mes galime naudoti ES lėšas viskam, kam tik tai sugalvojam, tai tikrai taip nėra. Kad įtraukti tokį objektą į sąrašą ir jam gauti finansavimo, tikrai reikia pasistengti ir atlikti didžiulį darbą. Ir nėra taip, kad kam sugalvojam, tam ES lėšas galime skirti. Ne, mes atrenkam objektą ir kovojame už jį iki galo, prieš ministerijas, prieš agentūras, prieš kitas įstaigas. Taip, supratom, gerame vedėja, dar replikai, dar kartą tarybos narys Robertas Kovgeris. Vakar taip pat tą patį sakiau, kad tikrai gerbiu jūsų indėlį ir jūsų darbą ir suprantu, kiek tas darbas kainuoja ir pastangų, ir jėgų, ir laiko, bet pasikartosiu, kad nebūtinai ten, kur galima paimti pinigus iš ES ir investuoti savo. Šiuo atveju 600 000 mums būtinai tas projektas ar objektas yra reikalingas, nes vis tiek norėtųsi žiūrėti rajono mastu į tokį objektą ir suprasti, kokia galutinė nauda bus mokesčių mokėtojams. Ačiū. Taip, tarybos narys Tadeuš Romanovskis. Norėčiau biškį kitaip papasakoti apie mūsų visą situaciją, kur mes esame ir kur mes norim atsidurti. Šiandien mes 30 metų nuo Lenkijos, kur Lenkija 30 metų iki priekį pavyko viskas ekonomiškai ir būti priekį. Dabar mes turim nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip gyvena žmonės, kurie jau Europoje yra. O ten, kai jūs esate pas save, jūs žiūrite iš savo erdvės, tai man pavyzdžiui netinka, kad jums ta pozicija, kur mes laikom, jūs esate prieštaraujat. Nu, jūsų reikalas, bet mes, kad turim, labai jos pasidžiaugiam ir labai norim jūs paaiškinti, kad mūsų šiandien kraštas, likusi vienintelis, kur mes galim dar vadovauti ir vadovausim, tai mums ir priklauso to, ką mes dabar šiandien norim. Norim tą viską, kas buvo mūsų gimtąjį kraštą atstatyti, kad būtų aišku, kad važiuotum žmonės ne tik iš Lenkijos ir Lietuvos, ar iš viso pasaulio. Ačiū labai. Taip, ačiū. Henrik Tomaševič, tarybos narys. Dabar žiūrint, reiškia, į tas nuotraukas, kur, reiškia, jums už nugaros, prisiminiau, kad prieš 20 metų praktiškai buvo tokios pat diskusijos dėl Jašiūno Balinskio dvaro rūmų atstatymų. Mes matom dabar rezultatą. Čia reiškia, kas liečia Pavlovo Respublikos, čia irgi netrumpalaikė investicija, čia ilgalaikė investicija ir kas gali žinot, po 20 metų mes gal matysim kitą rezultatą. Ačiū. Tarybos narė Alicija Širbaitė. Aš tada atkomentuosiu turbūt viską, užsirašinėjau ir tarybos nario Romanovskio pasisakymus ir kito kolegos iš tarybos nario.
Tai pavyko ekonomiškai dėl kitos šalies, tai kviečiu visada žiūrėti į savo šalį ir gerbti jos interesus. Antras dalykas, dėl to, kad netinka mūsų pozicija, nepatikėsit, ponė Tadeušai, demokratijos principas yra toks, kad yra pozicija ir opozicija ir žmonės turi teisę į skirtingas nuomonės, tai susitaikykit. O dėl vadovavimo, tai geriau į šitą visą diskusiją nekiškite, bent jau aš rekomenduoju, politinių niuansų, nes tai, kad skirtingos nuomonės, tai nereiškia, kad mes vienas kitam neturim jausti pagarbos. Ačiū. Kas dar iš tarybos narių? Taip, kiekvienas turi teisę kalbėti. Ačiū, kad jūs kalbate, kad turite savo nuomonę. Tame yra tarybos taryba ir mes dirbame ir kiekvienas gali pasisakyti ir priimsim sprendimą ir dauguma prabalsuos. Aš tik pasakysiu kaip meras. Ta, ką mes padarėme, aišku, valdančioji dauguma, bet ir daug kartų ir pritarėjo pozicija dėl kultūros paveldo. Tai mūsų sėkmės istorija didžiulė mūsų Šalčininkų krašte. Mes privalome didžiuotis, kiekvienas iš mūsų, ir čia mūsų filosofija. Ir aš galvoju, kad ir ateity, ką mes darysim, tai kaip tik to keliu mes privalome ir eiti. Jeigu dabar kalbam, koks objektas yra pagrindinis, ir ten dėl jašūnų kalbam, nežinau, tai mes dėl jašūnų tai visi žino. Tai aš jums pasakysiu savo nuomonę, aišku, gerbiu jūsų. Pavlovos Respublika tai vienas iš pagrindinių objektų mūsų Šalčininkų krašte. Jūs pasakysit, kodėl? Todėl, kad tokių objektų niekur nėra. Niekur. Lietuvoje, Lenkijoje ir aplink. Ir mes norim, ar nenorim, bet bandyti nors atstatyti, neatstatyti, kad būtų dvaras ten. Ten turistų šiandien daugiausiai šitoj vietoj. Visi važiuoja ne tik į Jašiūnus, važiuoja į Pavlovo Respubliką. Turint tokią vietą ir nepabandyti sutvarkyti civilizuotai, tai būtų toks mūsų nenusikaltimas, bet toks ne šeiminiškumas, pasakysiu. Tai mano mūsų daugumos tokia nuomonė. Jūs žiūrite iš ekonominės pusės, turite teisę. Ir kalbėkim, bet yra projektas, yra galimybė pasinaudoti lėšom. Mes mokame tą padaryti, kaip tik vedėjai visas skyrius. Mes turime palaikymą iš centrinės valdžios, iš ekspertų, iš kultūros departamento, paveldo departamento. Ir džiaugiamės, kad mes galime padaryti gerą žingsnį į priekį. Prašau, dar vienai replikai tarybos narė Lica Šarbaitė, dar išimties tvarka tarybos nariui Robertui Kovgeriui. Prašau. Tai aš asmeniškai esu visada už kultūrą. Esu už tą istoriją mūsų šalies, esu už tuos žmonės, kurie kūrė tą istoriją, bet aš ir apie sėkmės istorijas. Man sėkmės istorija nėra uždaryta Norviliškių pilis ir investicijos į ją. Man sėkmės istorija nėra sudegęs 3 kartus Vilkiškių dvaras. Man sėkmės istorija yra Pavlovo Respublika su tikslu atstatyti ir joje turėti kažką, kad turėtų viziją, kas joje bus. Nes šiandieną aš tik tai šiame posėdėje girdžiu, kad reikia, o kas bus, ta prasme, kas nors bus kada nors, kai mes jį atstatysime. Ir visiškai su jumis, merė, sutinku, kad turime tokią vietą, mes privalome ją sutvarkyti. Nes tai turbūt ir būtų nusikalstama, jeigu mes jos nesutvarkytumėm. Bet prieš tai pagalvokime, ką mes joje turėsime ateityje.
Ir ar ta investicija mums neatsipirks, o ar bus naudinga, turbūt, va taip reikėtų sakyti, nes viešosios paslaugos ne visada yra ekonomiškai apskaičiuojamos. Tai turbūt tiek. O kad donato skyrius moka dirbti, tai čia kalbos nėra, kad aktyvus yra, tai viskas čia tvarkoj, bet dar kartą pasikartosiu, sėkmės istorija mūsų rajone. Tai yra išsivystęs turizmas nuo įvažiavimo į rajoną iki mūsų kiekvienos įstaigos atvažiavimo ir gavimo tų paslaugų, kur tas mūsų turistas ar pavienis ar grupė nori gauti. Bet kol kas, jeigu pradėsim važiuoti nuo Vilniaus, Balinskio dvaras bus atidarytas, Vilkiškės, aišku, dėl tam tikrų priežasčių uždarytas, Ledainė bus atidaryta turbūt penktadienį į šeštadienį, toliau dabar tas bažnyčios mūsų, Tabariškės tvarkysime dabar, o Norviliškės, aš garantuoju 200%, mes turim grandiozinę pilį, kurios irgi tokios niekur nėra Lietuvoje, bet mes jį turėsim uždarytą. Tai jeigu mes neturim turizmo strategijos, tai apie kokius pastatus mes galime kalbėti. Taip, ačiū tarybos nariai, dar tarybos narys Robertas Kopgeris. Ačiū už galimybę pasisakyti dar kartą. Tiesiog norėčiau pabrėžti, kad niekur nepasisakiau, kad aš esu prieš kultūrą, prieš paveldą. Atvirkščiai galbūt pasakysiu, labai daug su darbo santykiais važinėjau ir lankausi Lenkijoje, kur visur, kur bebūdamas, reklamuoju mūsų rajoną, reklamuoju mūsų kultūro paveldas, mūsų pilį, mūsų Pavlovo Respubliką, tai pavadinkim. Aš tiesiog, kaip ir pasakiau, pasigendu to tikslinio paskaičiavimo, galbūt kažkokio, nes mes orientuojamės į turistus, kurie ten gali atvažiuoti, bet nerandu niekur informacijos, ar mes esame pajėgus, pavyzdžiui, Turgelio apylinkė, Šiūnų apylinkė, ar pajėgus priimti didelį srautą turistų, kuris galėtų ten apsistoti ir aplankyti tuo pačiu ne vieną kultūros paveldo objektą. Tiesiog pasigendu tokios analizės, tokių skaičiavimų ir niekur, dar kartą pasikartosiu, nesu paminėjęs, kad esu prieš tokį paveldą ir galbūt kartais mes pamirštame, orientuodamėsi į turistą, mes pamirštame apie mūsų rajono gyventoją ir aš nebijosiu pasakyti, kad apie 50% gyventojų tiesiog į tokį objektą nenuvažiuos. Nes susisiekimas blogas, sakykime, nėra kaip tam paprastam gyventojui tiesiog paimti, kuris neturi automobilio. Paimti ten ir aplankyti tokį objektą. Ačiū Donato už darbą, ačiū merui už galimybę pasakyti. Daug dievas, susitiksim Per atidarimą. Per atidarimą ir pakeisit nuomonę. Ačiū Henrikui Tomaševičiui, kad priminė diskusiją apie Šiūnų dvarą. Dabar visi jau kalba, kaip dėl Svirno, kad būtų ten veikla. Taip, čia veikla yra kitas dalykas. Privalome visi daugiau dirbti, ieškoti visokių ir pasiūlymų. Bet žinokite, tarybos nariai, ir jūs žinote, kad prieš 15-17 metų mes neturėjome nei vieno turistinio objekto. Kur turistas važiuos, kam važiuos į Šalčininkus? Rūdninkų gyrą. Nežinau, ką jūs norit pasakyti, bet pasakykite, garsinkit, būtų malonu girdėti, ką jūs norit pasakyti, tarybos nariai. Tai vat. Ačiū visiems, balsuojame. Taip, tai vyksta balsavimas, prabalsuokime, kas nenori, tai balsuoja kitaip. 23 balsavo už, prieš nėra, nebalsavo vienas. Pagal reglamentą negali nebalsuoti, kada gyvai yra tarybos posėdė. Bet yra taip, kaip yra, 23 už. Ačiū visiems, einam toliau. 15 klausimas dėl pritarimo projektui grupinio gyvenimo namų steigimas Šalčininkų rajono savivaldybėje.
Gerbiami tarybos nariai, prašome pritarti projektui grupinio gyvenimo namų steigimas Šalčininkų rajono savivaldybėje. Taip pat prašome patvirtinti ir leisti prie projekto prisidėti 15% savivaldybės biudžeto lėšomis. Pastatas bus statomas Čižakampio kaime ir jis bus skirtas 10 asmenų turinčių psichikos ir intelektinę negalią. Klausimą? Nėra. Balsuojame. Vienbalsis sprendimas priimtas. Ačiū. Sekantis sprendimo projektas 16.646 pagal registraciją dėl Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijos skyrimo. Tai skyriaus vedėjas gerbiama Regina Sokolovič. Gerbiami tarybos nariai, prašau skirti Šalčininkų rajono savivaldybės stipendijas 9 studentams iš mūsų rajono, kurie studijuoja ir kurie po mokslo baigimo grįž dirbti į mūsų rajoną. Jie studijuoja pradinį ugdymą, logopediją, mediciną, bendrosios praktikos slaugą, statybos inžineriją. Šiai dienai mes jau turim 18 studentų, kurie gauna stipendijas ir plus dar šiandien 9 studentams prašome skirti stipendijas. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Tarybos nariai, prašau klausyti. Nėra, kas nori kalbėti? Nėra norinčių, prašau priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū visiems. Dabar taip, kaip mes ir sutarėme, prabalsavom 17-18 klausimo nėra, 19 dabar sprendimo projektas dėl patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ir neprižiūrimi, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo skyriaus vedėjas gerbiamas Romualdas Monkevičius. Labadiena visiems. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimui ir patvirtinti patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi nustatymo tvarkos aprašą. Aprašas yra pridėtas. Ir taip pat pripažinti netekusią galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Liepos 10 dienos sprendimą T1182. Tai tarybos narys Ivan Stančik. Gerbiamas merė, gerbiamas vedėjau, gal gali tada pasakyti, kokia šiuo metu yra situacija su patalpų nenaudojimu ir panašiai, nes jūs minėjot, kad per frakciją, kad tai nėra naujas projektas, tai yra tiesiog atnaujinimas su datom ir panašiai. Ačiū. Taip, čia nėra naujas projektas, yra senas projektas, kurį buvo patvirtintas 2014 metais ir šiuo metu mes taip pat turim sąrašą patvirtintų patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ir neprižiūrimi. Tas sąrašas yra patvirtintas 22 metais vasario 15 dieną sprendimo numeris T806. Ir sąraše yra 34 objektai. Kas dar? Neturim. Tai balsuojame, prabalsuokim, priimkim sprendimą. Vienbalsis sprendimas priimtas. Sekantis sprendimo projektas 657-20 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių gatvių 26-8 metų prioritetinių objektų sąrašo patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimą ir patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės kelių gatvių 26-28 metų prioritetinių objektų sąrašą su išbraukimu vieną punktą iš priedo. Prašau išbraukti 17 punktą iš priedo, čia reiškia dėl vietinės reikšmės kelio numeris po brūkšnis 19 Liškūniškių kaimo Paškonių seniūnijų paprastasis remontas
dėl vietinio ūkio ir verslo plėtros komiteto siūlymų. Taip, kas dar nori paklausti, nori kalbėti dėl šito sprendimo projekto, tarybos narė Alicija Šarbaitė. Sakė prieš posėdį dėl 12 punkto, dėl Pilies gatvės, Daulėnų ir Norviliškių kaimuose, Dieveniškių seniojo kapitalinio remonto finansavimo apimtis, nes sakė, kad lygtais bus pusė per pusę su parko direkcija. Ar tiesa? Dar negaliu patvirtinti šito. Šalčiko rajono savivaldybės administracija ir mero vardu buvo išsiųstas raštas su prašymu, todėl kad iš pradžių, kaip turėjom susirinkimą su Dieveniškių regioniniu parko direkcija, pats direktorius pasiūlė, kad gali prisidėti. Ir administracija mero vardu parašė raštą ir išsiuntė į direkciją tą raštą ir dabar laukiam atsakymo. Bet kol kas atsakymo neturime. Jeigu likutis liks ir sutiks direkcija pusę per pusę daryti, 50% mes, 50% jie, tai kurį kelią papildomai darysite? Tai šiuo momentu negaliu atsakyti, todėl kad neturiu jų atsakymų. O dar sąrašas papildomas yra jau kitais metais formuoti tą sąrašą, kažkokiais gyventojų pageidavimas, kur norėtų turėti tą kelią? Tai kiekvienais metais tą sąrašą mes papildom ir iš naujo patvirtinam. Tai tiesiog pagarsinsiu sąrašas, kad turėtumėt Naujasėdžių kaimas, kada žmonės klausė Turgelių link Rakonių, Rudaminos, kada bus tvarkomas, klausė Prabastiškių kaime 150 metrų kelio, prašo, kada Barkuškės kelias bus tvarkomas, kada Ragožiškėse 100 metrų sutvarkysite, Sodų gatvė, Eišiškės ir visas tas pluoštas, kur dar turiu. Tai galėsiu susisteminti ir atsiųst, kad turėtumėte ateičiai. Ačiū. Gerai, ačiū. Tikimės, kad gausime iš vyriausybės 5-6 milijonų, tada atsakysime visus klausimus. Kada turi 2 milijonus ir suasfaltuot ir ne tik savo kelius. Taip, bet sąrašai yra, pageidavimų koncertas keičiasi kiekvieną dieną. Tai aišku, galim ir pristatyti ir kiekvienas iš tarybos narių, tai kaip tik apie kelius gali kalbėti nuolat ir kiekvieną dieną ir iš savo vietos, kur gyvena ir su žmonėm irgi bendraujam, tai visi kalba apie kelius. Galime balsuoti. Taip, prašau, balsuojam. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams. Dabar dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Dieveniškių seniūnijos Šiurkščių kaimo gatvėje. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimai ir suteikti Šalčininkų rajono Dieveniškių seniūnijos Šiurkščių kaimo gatvėje Šiurkščių pavadinimą pagal gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymų planą. Taip, balsuojame, jeigu neturim klausimų. Pavadinimas. Vienbalsis sprendimas priimtas, 22. Ačiū vedėjui. Dabar vedėja gerbiama Vieslava Rutkovska. Dėl žemės sklypų Šalčininkų rajone pripažinim būtinais visuomenės poreikiams svarbiaus Šalčininkų rajono savivaldybė ir prašymo įtraukti šios sklypus į neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašą bei jų suformavimu. Gerbiami tarybos nariai, prašau pripažinti žemės sklypus būtinas visuomenės poreikiams, tai yra Dainiškų kaime Gerviškių seniūnija 1,7 arų prie tvenkinio, mokyklos gatvės Šalčinkėlio 40 arų, čia yra prie Kazikevičiaus centro prie tvenkinio, į Mirkinės kaimas, tai vadinai Pavlo Respublika, 3 sklypus, 2 sklypus po 18 arų ir 1,2,4 hektaro.
Čia žemės sklypai reikalingi pritaikyti bendruomenės poreikiams. Prašau leisti kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą prie aplinkos ministerijos su prašymu įtraukti šitos sklypus į neprivatizuotų sklypų sąrašą. Prašau pritarti projektui. Galime pritarti. Patvirtinkite, prašau, balsavimu. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū vedėjai. Taip, dabar į tribūną kviečiu vedėją gerbiamą Stanislavą Liebedį. 23 dėl atleidimo nuo valstybės žemės nuomos mokesčio. Gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai, prašau jūsų priimti sprendimą ir atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB Rūdyną, UAB VPSP-B ir UAB VPSP-C, nes šituose valstybiniuose sklypuose bus statomi objektai svarbus krašto apsaugai. Tai prašau, kas nori paklausti, kas nori kalbėti. Dėl šito sprendimo projekto nėra norinčių. Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas ir paskutinis mūsų sprendimo projektas 24 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojimo 26 metais priemonių patvirtinimu. Gerbiami tarybos nariai, prašau jūsų patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamas 2026 metais priemonės. Priemonių sąrašas yra pridedamas prie tarybos sprendimo. Ačiū visiems.